turistinę vizą galima būti iki 180 dienų, nu, tai ta prasme tikrai, jeigu atvažiuosit, pabūsit ir išvažiuosit, užteks. Jeigu forminsitės gyvenimą, tai nu, po metų, antrais metais vis tiek jį reikės išsimuitinti. Va. Ar mane girdit? Labas, Ramūnė, mes tave girdim ir Labas. kaip ir žadėjau, šiandien svečiuose turim Ramunę, kuri jau gyvena Kiprė kelis metus ir jinai yra teisininkė ir jinai yra būtent angliškos dar teisės specialistė, kas yra Kiprė, nes tai yra buvusi Anglijos kolonija. Tai va aš, kas šiandien dalyvauja, buvau prašęs irgi pasiruošti daugiau tokių klausimų iš teisinės pusės. Ir nežinau, čia tų klausimų kažkokių tai iš teisinės pusės tai daug nėra. Dėl leidimo gyventi, mačiau, vienas klausimas yra, tai aš nežinau, nuo jo gal ir pradėkim tada, o jeigu matysim, gal kas dar prisijungs ir gal dar kitų klausimų parašys, kas susiję ir su turto valdymu galbūt ir gal kokių kitokių, kurie daugiau teisiniai klausimai. Tai mes šiandien, kadangi Ramunę turim svečiuose, ačiū, kad jinai prisijungė, tai va, gal daugiau tada mes su tais teisiniais tokiais akcentuokimės dalykais prioriteto eilė, o po to, jeigu liks laiko, tai tada žiūrėsim kitus klausimus. Tai labas vakaras visiems, aš esu Ramunė Dulevičienė. Tai čia gal šiek tiek nesu aš angliškos teisės specialistė, bet kaip teisininkė, tarptautininkė ir čia jau kurį laiką esu ir dažnai bendrauju su advokatais, tai tuos klausimus gal galiu kiek kitaip paaiškinti, kad būtų suprantamiau lietuviams. Tai tikrai klauskite, o ar norėtum dabar, Eugenijau, kad aš apie leidimų gyventi išdavimo tvarką, tokia kokia šiuo metu yra, nes jinai nuolatos šiek tiek kinta, tai kokia šiuo metu, jeigu kažkas tai šiuo metu aplikuotų dėl leidimo gyventi, tai galiu paaiškinti. Aš matau, Alina yra klaususi to klausimo, tai gal jinai galės patikslinti tada konkrečiau. Jo, nu tai sakykime, nežinau, metų bėgė, turim savo nekilnojamą turtą ir koks sekantis žingsnis būtų, norint gauti leidimą gyventi su šeima. Gerai. Tai jeigu jūs esate įsigiję nekilnojamą turtą, bent jau reikėtų turėti nekilnojamo turto įsigijimo sandorį. Tuomet jūsų žingsniai, jeigu ne vienas iš jūsų šeimos pilnamečių narių neturi darbo sutarties čia jokios, tai įsivaizduoju, kad neturi, taip? Tai įsivaizduoju, kad neturi, tai tokiu atveju yra taip. Norint kreiptis leidimo gyventi, tikrai pirmiausia patarčiau, kad tą reikalą tvarkytumėte per vietinius licencijuotus advokatus, nes tikrai, kada reikia susidurti su migracijos tarnyba akis į akį, tai ten niekas neieškos angliškai ir rusiškai kalbančių žmonių, todėl reikėtų iš karto geriausia kreiptis pas advokatą dėl tokio leidimo tvarkymo. Dabar kokie yra reikalavimai? Pirmiausia, jūsų nekilnojamo turto įsigijimo sandoris privalo turėti tokį antspaudą, kuris reiškia leidimas įsigyti turtą. Jis turi būti uždėtas ant jūsų kontrakto, jeigu tokio nėra, tai teisininkai, kuriuos kreipsitės, tokio antspaudu pasirūpins. Tam, kad tas antspaudas būtų, reikia pateikti neteistumo pažymą. Pažymą iš Lietuvos vidaus reikalų ministerijos, einate į Lietuvos vidaus reikalų ministerijos puslapį, ten tiesiog pamatysite tokią nuorodą, pažymas apie teistumą ir užsisakysite per valdžios vartus pažymą apie teistumą. Jos nereikia nei apostilizuoti, nieko, lietuvišką pažymą pasiimsite, geriausia ją pasiimti originalą, ją čia persiųsti arba ją atsivežti, čia jau jie vietoje išverčia tas pažymas, bet geriausia turėti originalą. Tai tokia pažyma gaunama per valdžios vartus. Vienas iš šeimos narių ar žmona ar vyras aplikuoja dėl leidimo gyventi, kitam jau automatiškai kaip šeimos nariui tvarkosi paraleliai,
kartu jie gali kartu aplikuoti, bet tokia kaip viena paraiška laikoma pagrindinė, o vyro arba žmonos paraiška laikoma paralelinė. Jos abidvi eina kartu. Tai pirmas reikalavimas, kaip sakiau, yra, kad jūsų nekilnojamo turto įsigijimo sandoryje būtų antspaudas leidimas pirkti nekilnojamą turtą, kuris yra gaunamas tik tai tada, kada jūs turite pažymą, kad nesate teisti už kriminalinius nusikaltimus, nėra tęstinio teistumo. Ir tokią pažymą pateikėte teisininkams, jie pasirūpina tuo antspaudu. Sekantis reikalavimas yra toks, jūs turite pateikti įrodymą, kad aplikuodami dėl to leidimo gyventi gavimo, jūs čia dengiate komunalinės savo nekilnojamo turto išlaidas. Tai reikia 1 arba 2 mėnesių išrašo, kopijos, kad jūs mokate už elektrą, kad jūs mokate už vandenį. Realiai, aš prieš 3 mėnesius aplikavau vėl dėl leidimo gyventi ir aš tiesiog nuvažiavau ir nusipirkau vandens tam tikrą kiekį, nes aš gyvenu nuosavam name, tai dėl to aš turiu nusipirkti vandenį, bet tie, kurie gyvena daugiabučiuose namuose, tai jie tiesiog gauna sąskaitas dėl vandens ir dėl elektros. Tai reikia pateikti įrodymą, kad jūsų vardu ateina tos komunalinės sąskaitos. Tai yra antras reikalavimas. Trečias reikalavimas, kad vietinis muhtaras arba seniūnas analogas būtų Lietuvoje. Pas jį paprastai nuvažiuoja advokatai su jūsų kontraktu ir su kontraktu ir su tom sąskaitom, kad jūs mokat už elektrą ir už vandenį, bent už 2 paskutinius mėnesius prieš paduodant aplikaciją ir paprašo pažymos pas muhtarą. Muhtaras išduoda pažymą, kad jūs tuo nekilnojamu turtu gyvenat, kaip ir realiai tai įrodymas, kad jūs čia jau gyvenate. Galbūt jūs negyvenate fiziškai nuolatos, bet jūs kažkurį laiką gyvenat, kažkurį laiką negyvenat, bet mokate tas komunalinės paslaugas. Ir čia yra trečiasis reikalavimas. Ketvirtasis reikalavimas yra į sąskaitą, kuri atidaroma čia banke. Reikia padėti 15 000 svarų sterlingų. Šiandien dienai tai yra 15 000 svarų sterlingų, jau pateikiant paraišką. Tai gali būti ta pati suma eurais, Jungtinių Amerikos valstijų doleriais, ar dalis eurais, dalis doleriais, dalis svarais. Nesvarbu, kai jūs atsidarysite sąskaitą, jūs padedate į sąskaitą tuos pinigus ir tų pinigų praktiškai jūs negalite liesti, kol nebus išduotas leidimas gyventi. Kai jis bus išduotas, jūs galite kad ir nusiimti visus pinigus iš karto. Bet svarbiausia, kad jis būtų nuo to momento, kai jūs pateikėt paraišką, iki to momento, kai jūs gavote leidimą gyventi. Kiek laiko užtrunka leidimo gavimas? Šiuo metu jisai užtrunka maždaug 4, netgi kartais 6 mėnesius, bet jį galima pagreitinti. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs aplikuojate tokio leidimo gyventi būdama čia, po kokio mėnesio jūs norite išvažiuoti į Lietuvą, tai jūs nusiperkate bilietus į Lietuvą išskristi ir vėl kreipiatės pas tą patį savo advokatą, kuris tvarko jūsų reikalus. Ir jisai visus šitos dalykus pagreitina maždaug savaitę iki jūsų išvykimo. Nedaugiau faktiškai kaip savaitė išvykimo, jūs vykstate su savo advokatu į migracijos tarnybą policijos poskyryje arba į migracijos skyrių policijos departamente vietinėme, kam ten priklauso jūsų tas nekilnojamas turtas, kokiai policijos nuovadai, tarkime, taip, jeigu lietuviškais terminais kalbėti. Ir jūs pateikėte, jūs turi pamatyti gyvai. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs šeima, vyras ir žmona aplikuojate, tai ir vyras ir žmona turi ateiti prie to langelio fiziškai. Niekas už jūs kitas negali ateiti, jūs ateinate su advokatais, jūs turi pamatyti. Ta tvarka, kuri galiojo anksčiau, kai nereikėjo eiti, tai dabar reikia eiti. Ir dabar dar vienas reikalavimas, tai būtų 5. Kai jūs prieisite jau prie tokio langelio, jums duos siuntimą išsitirti kraują, ar jūs neturite ligų tokių kaip hepatitas, AIDS liga ir dar kažkurios tai tuberkuliozė, bet šis reikalavimas yra taikomas tik tai tiems, kuriems dar nėra 60. Tai jeigu jums nėra 60, tai jums reikės tą pačią dieną nuvažiuoti į nurodytą
sveikatos įstaigą ir duoti kraujo tyrimą ir tą kraujo tyrimą iškart jį padarys ir tą kraujo tyrimą ir vėl atgal atvežti į policijos departamentą. Visa šita procedūra baigsis tuo, kad jūs gausite 50% baigtumo jūsų aplikacijos, tokį kaip raportą su barkodu. Ir jūs jau galite tada važiuoti į Lietuvą ir jūs, kai sugrįšite atgal čia, jūs normaliai įsileis. Jūsų leidimas maždaug nuo šito momento bus užbaigtas per mėnesį laiko. Bet jūs jau galite čia ir nebūti, galite važiuoti, galite sugrįžti atgal ir panašiai. Tokia yra procedūra. Tai va tie tokie 4 reikalavimai arba 5 reikalavimas žmonėms, kuriems yra mažiau kaip 60, aplikantams, kuriems yra mažiau kaip 60, padaryti kraujo tyrimą. Ar dėl to klausimų jums bus? Jo, aš dar dėkoju Ramunė ir dar norėjau paklausti dėl vaikų, ar jie automatiškai jau gauna, ar irgi tą pačią procedūrą praeina? Vaikai yra kaip šeimos nariai. Vaikai yra kaip šeimos nariai. Čia, tarkime, ir vyras, ir žmona turės pasidaryti savo kraujo tyrimą. Aš nežinau, ar vaikams daro tos kraujo tyrimus, aš iš tikrųjų su tuo nebuvau susidūrusi, bet galėsiu sužinoti ir pranešiu Eugenijui ir jūs gausite iš jo tą informaciją, ar ir vaikučiams yra daromas toks kraujo tyrimas. Bet pirmas aplikantas arba vyras arba žmona aplikuoja, o visi kiti eina paraleliai kaip šeimos nariai. Ir čia nereikia, kad vyras padėtų 15 000 ir žmona padėtų 15 000 svarų sterlingų į vietinę atidarytą sąskaitą. Čia užtenka, kad tik vienas iš šeimos narių padėtų tuos pinigus į tą sąskaitą. Geriausia, kad tai būtų tas vadinamas pirmasis šeimos narys, pirmasis aplikantas. Aha, supratau. O galiu dar vieną klausimą užduoti jau iš kitos operos. Ar sunku banko sąskaitą atsidaryti? Ne, banko sąskaitą nėra sudėtinga atsidaryti. Vėlgi, matot, aš tikrai noriu visada patarti visiems, kurie atvažiuoja į užsienio šalį, kokia tai šalis bebūtų, visus reikalus vis dėlto reikia tvarkyti per licencijuotus vietinius advokatus. Ne per tuos, kurie sako, kad jie teisininkai ir viską žino ir viską supranta ir moka viską padaryti, bet reikia kreiptis į vietinius licencijuotus Šiaurės Kipro advokatus. Tokių advokatų turime ir galime visada patarti. Tai čia praktiškai šita situacija, dar kartą man priminkite savo klausimą, kažkur aš nušokau dabar tą paskutinį. Ar sunku banko sąskaitą atsidaryti? Ar sunku banko sąskaitą atsidaryti. Tai jūsų advokatas paskambins į banką, paskirs jums laiką, jūs į banką privalote atvykti pati. Sąskaitą atidaro jums ir jūsų vyrui, jūs esate sąskaitos abudu beneficiarai, jeigu norit, nereikia 2 atskirų sąskaitų atidaryti. Jūs esate abudu beneficiarai toje sąskaitoje, užtenka vieną sąskaitą atidaryti ir ten bus parašyta, tarkim, Ramunė Dulevičienė ir koks Jonas Dulevičius, ar ne, ir jų abiejų vardais atidaroma sąskaita ir ta viena sąskaita turi 3 subsąskaitas, tai yra 4 subsąskaitas turkiškoms lyroms, amerikoniškiams doleriams, eurams ir svarams. Ir jūs gaunate tą programėlę, kuri yra labai patogi, naudotis galite mobiliuoju telefonu, bet tas, kas atidaro sąskaitą savo vardu, turi pats atvykti į banką asmeniškai su pasu ir su pirkimo pardavimo sutarties kopija. Dėl to ir reikia, kad su banku susisiektų advokatas. Tai jeigu jūs tą sąskaitą atidarinėsit leidimo gyventi tikslais, tai ją reikės įnešti 15 000. O kai jūs šiaip norite atsidaryti sąskaitą ir gauti debetinę mokėjimo kortelę, debetinė mokėjimo kortelė irgi čia gaunama, bet jos reikia maždaug 2 mėnesius palaukti čia, kol išduoda tą kortelę ir vėl asmeniškai atsiimti. Niekas kitas negali atsiimti jūsų kortelės, kiek aš žinau, nebent jūsų advokatas galėtų jūsų naudai paimti. Bet kažkokio kito žmogaus jūs šiaip atsiųsti negalit, nebent savo sutuoktinį. Tai sąskaitos atidarimo penktadienio duomenimis, kaip ką tik tai tvarkėme sąskaitos atidarimą, tai penktadienio duomenimis, tuoj atsakysiu Kasparai jums į šitą klausimą, penktadienio duomenimis turkiškos sąskaitos atidarimas Šiaurės Kipro Credit Vest banke
tos vienos sąskaitos, ne vien tik turkiškos, bet vienos sąskaitos atidarymas kainuoja 110 turkiškų lyrų. Dabartinis kursas yra 33-34 prie $1. Ir jeigu jūs šiaip tik tai norite atsidaryti sąskaitą, tai reikia įnešti 1000 eurų į sąskaitą, iki jinai bus atidaryta. Kai jinai bus atidaryta, jūs galėsite tuos pinigus naudoti, kad ir išsiimti visus. Mes patys Dėkoju labai. atidarėme sąskaitą Credit Veste, tai labai paprastas buvo procesas. Na, man ten asmeniškai tikrai neprireikė advokato, ten labai buvo paprasta procedūra. Užpildžiau prašymą. Klausė dėl kortelės kreditinės ir debetinės, tai kadangi aš užsisakiau kreditinę, tai taip įnešiau 1000 ir paskui jis buvo kažkiek laiko šaldytas, turbūt pusę metų, tas 1000, o paskui atšaldė ir aš jį galėjau naudoti. Bet jeigu debetinė kortelė, man atrodo, nereikia ir to 1000, tenais užtenka 100 eurų, man ar 100 svarų, dabar neatsimenu. Na, paskutinį kartą, kada aš ėmiau debetinę kortelę, buvo 300 eurų Credit Vest banke. Čia buvo iš Kasparo klausimas, kokį banką rekomenduotumėte. Na, aš tikrai rekomenduočiau tą patį banką, apie kurį ką tik tai Eugenijus paminėjo, Credit Vest banką. Labai patogi yra aplikacija, kaip ir Ramunė minėjo, telefone naudotis, tai ir komunalinės paslaugos mokam per šitą banką, suvedam tiesiog klientų kodus, sueina informacija, tik reikia paspausti arba gali dar automatiškai nustatyti, kad ir spausti nereikėtų. Automatiškai sumokės komunalinę, šiaip visokių ten privalumų. Jo, dar vienas iš privalumų, aš nežinau kaip kiti bankai čia, bet Credit Vest bankas, jeigu jūs norite iš savo sąskaitos išsigryninti pinigus, jums nereikia mokėti jokių komisinių. Be komisinių iš tikrųjų. Nebent jūs keistumėte valiutą, nebent pas jūs būtų eurai ir norėtumėte išsigryninti ne į eurus, o į turkiškas liras. Tai tada taikomas komisinis, kuris mūsų akimis yra tiesiog juokingas. Bet jeigu jūs norite išsiimti iki 4000 eurų, jūs galite atvykti į banką ir išsigryninti be išankstinio pranešimo. Jeigu jūs norite išsigryninti daugiau kaip 4000 eurų, reikėtų iki 5 valandos vakaro darbo dieną prieš pranešti, kad jūs sekančią dieną norėsite banke, tai žodžiais tariant, užsisakyti tokią sumą, kokią jūs norėsite išsigryninti. Taip, esu susidūręs didesnę sumą, kai norėjau išimti 10 000, sakė, užsakyti reikėjo, jau turėjau kitą dieną atvažiuoti. Taip. Čia Dominiko klausimas yra, jeigu nesantokoje, tai turbūt dėl sąskaitų atsidarimo, tai mes su Viktorija procesus ir leidimo gyventi praėjom, kai būtume nesantokoje, nes mes skirtingais laikais. Kažkaip aš pirmas praeitais metais pavasarį pradėjau, ten vasaros pradžioje ir praėjau tą procesą ir dėjau tos 15 000, o Viktorija jau žiemą darėsi tą leidimą gyventi ir kažkaip tai irgi įdėjo tos 15 000, įdėjo, persivedėm ten vienas kitam ir taip, tai ta prasme, šiaip viskas panašiai labai, nereikėjo jai tik tai jau to teistumo pažymos. Taip, kitam sutuoktiniui nebereikia. Vaikam automatiškai. Tai kažkaip. Ir kraujo tyrimų jokių nereikėjo vaikams. Aš važiavau darytis leidimą gyventi ir vaikai buvo prikabinti prie manęs ir jie automatiškai gauna leidimą gyventi. Jo, taip, apie banką pakalbėjom, apie leidimą gyventi pakalbėjom. Kas ten pas mus dar buvo klausimuose, gal kažkas atsiradė? Dar man tas klausė. Trumpai pakomentuoti, kodėl siūloma investuoti į Šiaurės Kiprą. Na, siūloma investuoti ne tik į Šiaurės Kiprą, siūloma investuoti ir į Batumį, ir į Dubajų, ir į Pietų Kiprą, ir į Šiaurės Kiprą. Tai mūsų, sakysim, kai čia mes pirmą kartą atvažiavom 18 metais, aš rinkausi tarp gal šito Batumio, ten Gruzijos ir čia, tai man visų pirma klimatas čia patiko, man žmonės patiko labai vietiniai. Grąžą tą investicinę buvo sunku ten pasiskaičiuoti, nes dar nebuvo čia tokios statistikos, dar čia, kaip sakant, šita šalis tik pradėjo vystytis atsidarė, sakysim, investicijom pasaulyje iš žemės ūkio tokios šalies į tampa kurortu. Iš tiesų, tai, sakysim, ir toj vietoj, žiūrint, kaip dabar subrangęs nekilnojamas turtas, tai iš toj vietoj nepralošėm investicinę grąžą skaičiuojant. Aišku, yra niuansų ten su kita tema, jau čia būtų atskira tema,
Va Dominykas, žinau, kad su ja susidūręs, pardavimas antrinėje rinkoje, kai dabar dar yra labai daug projektų ir vystytojai yra labai suinteresuoti pardavimais. Naujose projektuose, kur kainos yra tikrai stipriai išaugę ir pavyję jau vos net turbūt Pietų Kiprė, tai jie visaip stengiasi gesinti tą antrinę rinką ir visokių kliučių sudaryti. Bet tai vat, Ramunė gal čia šitoje vietoje irgi daugiau žino. Tie pardavimai visi daromi irgi per advokatų kontoras ir iš naujų perkama sutartį sudarimas, o ypatingai kas liečia antrinę rinką, nes dažnai kompanijos, tu nesi turto savininkas, tu nutraukinėjai sutartį iš esmės ir jie dažnai labai manipuliuoja tuo, kad turi tas teisės, turi tuos titulus pas save ir aš pats tą klausimą gal dar norėjau pakelti, labai dažnai žmonės atvažiavę iš Lietuvos, jiem tai angliški dalykai kaip titulas nėra žinomi. Ir tokio atitikmens lietuviško visiškai 100% irgi nėra. Tai vat, galvoju, gal Ramunė galėtų apie tos titulus šiek tiek tai papasakot plačiau, gal būtų įdomu ir kitiem. Na taip, aš galėsiu pasakyti, kiek aš apie titulus suprantu ir kiek esu susidūrusi ir kokius niuansus pačius bendriausius žinau. Aš pirmiausia norėjau dar paantrinti Eugenijų, kodėl verta įsigyti nekilnojamą turtą Šiaurės Kipre. Tai galbūt, kada žmonės renkasi užsienio šalį, gali būti įvairūs aspektai lemiantys. Klimatas, dar kažkas tai, bet tie žmonės, kurie nori daryti tokią investiciją, kad, na, tarkim, taip pasakyti, nepralošti, taip? Įsigijant nekilnojamą turtą nepralošti, kad jie tikrai įsigijo gerai. Aš pati čia kraustydamas, aš rinkausi iš daug šalių ir vis dėlto išsirinkau Šiaurės Kiprą. Aš rinkausi pagrindę iš salų variantų žiūrėjau ir rinkausi Šiaurės Kiprą. Tai labai patarčiau atkreipti dėmesį, jeigu dar nesate pastebėję, Dominyka ir visi kiti, kas klausote, yra Jungtinėse Amerikos valstijose leidžiamas investicinis tarptautinis žurnalas Forbes. Tai nuo 2021 metų kovo 22 dienos Šiaurės Kipras yra laikomas vieta investicijai numeris 1 pasaulyje pajūryje. Ir tai buvo pakartota 22 metais, lygiai taip pat buvo pakartota 23 metų spalio mėnesį. Tai jeigu jūs norite, jūs galite visada internete surasti Forbes about North Cyprus, Forbes žurnalas apie šiaurinį Kiprą ir jūs iš karto rasite tą straipsnį, kuriame parašyta visi privalumai, kodėl Šiaurės Kipras yra pati geriausia vieta persikelti gyventi, sezoniškai gyventi, investuoti, ir ypatingai tame straipsnyje pažymima, kad šita vieta yra gera antrai gyvenimo pusėje, persikraustyti čia gyventi antroje gyvenimo pusėje, visom prasmėm, tiek medicinos prasme, tiek viskas yra 30% pigiau negu Europos Sąjungoje, tai žmonėms čia patogu gyventi, saulės daug ir taip toliau jau kalbant apie klimatinės sąlygas. Dabar apie titulą. Nekilnojamas turtas tiek Šiaurės Kipre, tiek Pietiniame Kipre yra reglamentuojamas pagal Anglijos nekilnojamo turto sandorių teisę, taip vadinama Britanijoje conveyancing law. Kadangi tai labai ilgą laiką buvo Britanijos kolonija, iki 64 metų imtinai, tai taip ir pasiliko taikoma nekilnojamam turtui Anglijos teisė. Ir Anglijos teisėje pilna nuosavybė, 100% nuosavybė yra vadinama titulu, title deed. Žmogus gauna title deed tada, kada jis nori tai gauti. Ir tai nebūtinai yra sandorio pasirašymo metu. Nuo sandorio pasirašymo iki titulo gavimo žmogų gali skirti keli metai.
Ne visada titulo gavimas priklauso nuo pirkėjo valios, nes jeigu tai yra tam tikras butas ar namas kažkokiame tai rizorte, tai nekilnojamo turto vystytojas turi užbaigti visą rizortą, tik tai tada gali prasidėti nekilnojamo turto titulų gavimas. Jeigu aš jums pasakyčiau, kaip Lietuvoje daug metų praktikavusi advokatė, koks yra titulo analogas lietuvių kalboje, tai yra nuosavybės teisės pažymėjimas. Mes dabar praktiškai Lietuvoje to nebeturime, bet tam tikrą laiką mes tai turėjome, dabar tai išrašas iš nekilnojamo turto registro, kur juridiniai faktai atžymi, kad jūs esate viso turto 100% savininkas. Tai pas mus Lietuvoje iki nuosavybės teisės perėjimo dar yra priėmimo perdavimo aktas. Čia kaip priėmimo perdavimo aktu yra raktų priėmimas perdavimas, bet prie raktų priėmimo perdavimo titulas nepereina arba nuosavybė nepereina. Ir čia turėčiau paaiškinti, tik nežinau, pasakykit, ar jums nebus per sudėtinga, ar jūs mane suprasite teisingai. Daiktinė teisė, ar tai Lietuvos daiktinė teisė, ar tai daiktinė teisė pagal Jungtinės karalystės įstatymus, jinai susideda iš dviejų dalių, iš turtinių teisių ir nuosavybės teisių. Tai kada Šiaurės Kipre pagal conveyancing law mes pasirašome nekilnojamo turto sandorį ir tas sandoris yra įregistruojamas registre, mes tampame turtinių teisių į tą turtą savininkais. Mūsų teisės yra 100% apsaugotos, tikrai nieko neįvyks. Bet neturėdami savo tam turtui titulo, to 100%, kitais žodžiais tariant, nuosavybės teisės pažymėjimo, mes savo įsigyto turto, į kurį jau turime turtinės teises, negalėtumėm, tarkime, bankui pagal hipoteką įkeisti, kad gauti kreditą. Taip, jeigu mes norėtumėm tokį turtą parduoti, neturėdami titulo, tai mums reikėtų gauti vystytojo sutikimą. Ir tam tikri vystytojai daro tam tikras, negalėčiau pasakyti kliūtis, bet turi savo reikalavimus dėl kontrakto perrašymo kitam asmeniui, dėl turtinių teisių perleidimo kitam asmeniui, reikia sumokėti papildomą mokestį. Jeigu tai būna daug žemesnė kaina negu rinkoje, tai žinoma, kad nekilnojamo turto vystytojai, su jais jau reikia vesti atskiras derybas, kiekvienu atveju tam irgi reikalingi geriausiu atveju, kad tai vyktų sklandžiai, advokatai reikalingi. Taip kad procedūra, nekilnojamo turto pirkimo pardavimo procedūra, jeigu jūs perkate nekilnojamą turtą tiesiai iš vystytojo, skiriasi negu ta pirkimo pardavimo procedūra, kada jūs perkate iš pardavėjo, kuris jau turi įsigijęs titulą. Tai kai jūs perkate iš nekilnojamo turto vystytojo tiesiogiai, tai paprastai jūs sumokate rezervavimo mokestį, pasirašote sandorį, kurio metu sumokate ar 35 ar 50%, o gal net ir daugiau, priklausomai nuo to turto baigtumo stadijos. Ir tuomet jūs tą kontraktą, advokatai jums registruoja sutarčių registre ir tokioj specialioj, kaip pasakyčiau, nekilnojamo turto registravimo tarnyboj, kas atitinka Lietuvoje nekilnojamo turto registrą ir kadastrą. Taip kaip jūs Lietuvoje sudarę sandorį nešate jį registruoti į registrą arba notaras pasiunčia registruoti į registrą, taip čia reikia sandorį registruoti tam, kad jūs įgytumėte turtinės teises ir tada jau net ir tuo atveju jūs galite savo šeimos nariui, kiek aš esu susidūrusi, daug būna tokių dalykų, kad kai perrašoma šeimos nariui, pavyzdžiui, tėvas perrašo sūnui ar mama perrašo sūnui, tai tuomet net nereikia to teisių perleidimo mokesčio mokėti. Aš nežinau, ar taip yra pas visus vystytojus, bet tie vystytojai, su kuriais aš esu susidūrusi tokiais atvejais, net nereikėdavo mokėti to turtinių teisių perleidimo mokesčio. Bet leidimą perleisti turtą visada reikėjo gauti, tik tai kai tai yra šeimos narys, tai jokių kliūčių. Jeigu tai yra ne šeimos narys, svetimas žmogus,
tai tuomet jau reikia vesti derybas su nekilnojamo turto vystytoju, iš kurio reikalingas leidimas. Kada jūs perkate antrinėje rinkoje iš asmens, kuris jau turi titulą tam turtui, tai jau tai yra paprasčiau, advokatai sutvarko, jūs tik tai sumokate nekilnojamo turto sandorio mokestį, atsiskaitote su advokatais ir susimokate vienkartinį nekilnojamo turto nuosavybės teisės perėjimo mokestį. Bet vėlgi tam, kad jūs galėtumėte įgauti titulą į nekilnojamą turtą, tam, kad jūs galėtumėte pirkti, turi būti pažyma dėl to, kad pas jūs nėra galiojančio teistumo. Jeigu kažkada teistumas buvo, tai jis jau yra pasibaigęs. Taip, ir tas pažymas išduoda, kaip sakiau, Lietuvos vidaus reikalų ministerija. Ir pirmu ir antru atveju visiems, kas atvažiuojate dairytis turto ar nuotoliniu būdu dairotės turto, dirbkite su konsultantais, kurie čia yra ir žino, kaip vyksta, ir būtinai, kada jau turite sprendimus, kad tikrai norite pirkti, atvažiuokite realiai ir susitikite su advokatais. Su tais konsultantais, su kuriais dirbate, ar tai būtų Eugenijus, ar tai ten būčiau aš, ar ten dar kažkas, tai kas jau šitoj rinkoje nebe pirmus metus, mes užsakome vizitą pas advokatus ir jūs važiuojate pas advokatus ir pasikonsultuojate. Kiekviena kontora advokatų turi rusiškai kalbančius, jeigu ne advokatus, tai teisininkus, bet jeigu jie jau teisininkai, tai jie vis tiek yra tos advokatų kontoros darbuotojai ir jie už tą konsultavimą atsako, už teisingą konsultavimą atsako kaip licencijuoti teisininkai. Tai be teisininkų nereikėtų skubėti pasirašinėti sandorių, mokėti kažkur tai depozitus ar taip toliau. Ir šiaip jau geriausia, jeigu tai yra susijęs su kažkokiais tai rankpinigiais ir panašiai, tai juos galbūt reikėtų pervedinėti teisininkams, prieš tai su teisininkais pasikalbėjus ir sudarius su jais sutartį. Kiek kainuoja teisininkų paslaugos vienam sandoriui, tai paprastai yra ribose vieno nekilnojamo turto pirkimo sandoriui, einant per visas jo fazes, net paskui perleidžiant kažkam tai turtinės teises, tai galite rasti 1500, galbūt netgi 1400 svarų sterlingų iki 2000 svarų sterlingų. Toks yra teisininko darbas. Kadangi čia nekilnojamo turto sandoriai nesudarinėjami pas notarus, jie sudarinėjami pas advokatus, tai čia nėra tos labai didelės notarinės rinkliavos už nekilnojamo turto sandorį, kokie yra Lietuvoje, kur ta rinkliava priklauso nuo turto vertės ir dar notarai Lietuvoje dažnai būna toks turtas, kad pasiima daug daugiau, jų tokia rinkliava tam turtai, tai čia kadangi ne notarai tvirtina tą sandorį, tai čia tokios rinkliavos nėra, notarinės rinkliavos nėra ir notarinių mokesčių nėra. Galima įsiterpti truputėlį. Taip. Dabar dar labai daug ko norėjau sužinoti apie galimybę valdyti ten ne vieną, sakysim, turtinį vienetą, bet matau, kad pas mus čia likę laiko, šiandien jau nedaug. Už 5 minučių mes atsijungsim ir norėjau paklausti, ar galėsim dar susiplanuoti kokį sekmadienį, tai nebūtinai kitą, gal dar kitą. Kitą sekmadienį galėsim susiplanuoti, dabar labai greitai žiūrėdama į laikrodį, dabar 19:34, tai vienas užsienio fizinis asmuo Šiaurės Kipre savo vardu gali įsigyti vieną nekilnojamą turtą. Jeigu tai yra vyras ir žmona, gali vieną įsigyti žmona, kitą gali įsigyti vyras. Bet, žodžiu, šiaip fizinis asmuo savo vardu sudaryti sandorį gali vienam nekilnojamam turtui, tą sandorį, kuriam, tiksliau pasakius, titulą įgyti. Sandorių galima ir daugiau sudaryti, bet titulą įgyti galima tik tai vienam vieninteliam nekilnojamo turto objektui. Šiuo metu yra toks reglamentavimas ir aš abejoju, ar jis pasikeis.
Ramunė, aš norėjau Galite dar paklausti turėti šitoje vietoje, ar nepilnamečiai vaikai gali turėti, ar ne, negalima? ne, negalima, Negalima. Tai negalima, jeigu mes dabar turim negalima. 4 sutartis su Viktorija, tai mes turėsim po vieną užsirašysim, bet 2 turėsim ieškoti turbūt advokatų tų paslaugų Jeigu pagal norėsi trust. titulą įsigyti. Jo, su titulu. Jūs tokiu atveju išeitis vis dėlto, jeigu vienas fizinis asmuo nori įsigyti kelis turtinius objektus, vis dėlto išeitis yra. Ta išeitis yra vėlgi pagal Britanijos teisę, bet tai yra ir Amerikoje, ir daug daugiau bendrosios teisės šalių sistemose. Yra toks taip vadinamas institutas trust arba patikėjimo teisė. Trust arba patikėjimo teisė, rašosi trust. Tai yra labai saugus institutas, galiu jums pasakyti kaip advokatė, ir tai tikrai yra saugus institutas sudarinėti sandorį, turto įgyjimo sandorį per trusto kompaniją. Jūs tokiame sandoryje faktiškai esate tas pirkėjas, bet turtą valdo trusto kompanija. Trusto kompanijos laikomos parakreditinėmis institucijomis, jos turi turėti labai didelius aktyvus, kad neįvyktų nieko blogo. Ir šiaip bet kas negali atidaryti trusto kompanijos. Turi būti dideli finansiniai aktyvai, rezervai, kad turėti tokią trusto kompaniją. Ir pagal trusto institutą jūs sandoryje kaip faktinis pirkėjas esate įvardinami kaip beneficiaras. Na, tarkime, trusto kompanija, koks nors, kaip čia pasakyti, XYZ trusto kompanija, ir sutarty parašyta turtą valdo trusto kompanija, galutinis gavėjas, turto galutinis beneficiaras yra Ramunė Dulevičienė. Tai per trusto kompaniją jūs galite laikyti turtą savo vardu, kiek jūs norite. Kitą kartą, kada susitiksime, aš jums pasakysiu, kokia yra mokestinė nauda to, nes mokestis yra daug mažesnis kol kas. Nekilnojamo turto mokestis yra tik tai 3%, jeigu jūs turtą valdote ant trusto kompanijos. Tik tai tiek, kad jūs trusto kompanijai turite mokėti kiekvienais metais nuo 600 iki 800 svarų sterlingų už tą valdymo aptarnavimą. Ir, faktiškai čia yra žmonių, kurie nenori atskleisti savo vardų šitoje šalyje, kad jie įsigyja, galvodami, kad kažkas gali kažką išsiaiškinti. Galbūt yra kažkokių tai kitų priežasčių, bet net ir valdydami turtą per trusto kompaniją, jūs galite tą turtą vėliau parduoti, galite jį padovanoti, jeigu ištiks mirties faktas, jūsų įpėdiniai tą turtą paveldės. Tai kitą kartą pakalbėsim dar ir apie tai, kaip būtina įsigijus nekilnojamą turtą užsienio šalyse visada parašyti testamentą dėl nekilnojamojo turto. Tai jau paliksim kitam kartui, nes per 2 minutės neišsiaiškinsime. Šiandien mūsų laikas jau baigėsi, matau, liko minutė, tai labai ačiū. Jo, reikėjo gal užsisakyti mums čia daugiau zumeto laiko, bet dėkui Ramunei labai, kad mums čia šiandien ir daug ką paaiškino ir kad sutiko kitam kartui sudalyvauti. Tai manau, susirašykime klausimų kitam sekmadienį arba dar kitam ir mes pratęsime tavo teisiniais klausimais dar diskusiją. Jo, tai žinoma, kai būtų ilgesnis zoomas, tai viskas labai susipainioja.